Sveiki visi, su jumis laida Radinių biuras ir jos uolusis naras Olegas. Olegai, papasakok šiandien, ką tu suradai. Šiandien mes radome, prašome pasižiūrėti. Vieną radinį mes jau pristatėm, tai buvo Siguldos baldų gėrimas. Gal galėtum jį iš arčiau parodyti mūsų žiūrovams? Jis buvo, kaip sakant, užkorkuotas, naujai viskas padaryta, bet po mūsų režisieriaus Mangirdo reikalavimų prasukti buteliuką, jis patys matot šiuo metu tuščias. Sveikata visų gera, matyt ir turinys buvo geras. Taip, padarėm labai gerą darbą, kad jo nepalikom dugne, iškėlėm ir išmesim į konteinerį. Yra puodas. Puodas yra 19 amžiaus, labai gerai išlikęs. Čia galbūt iš tikrųjų aš matau vieną detalę, pagal kurią galėčiau abejoti, kad tai 19 amžiaus, kaip čionais buvo mūsų išdiskutuota. Labai įdomu. Aš manyčiau, kad tai yra gerokai senesnis radinys ir niekas turbūt nesumeluos realiais pasakyti, kad šiame, kaip sakome, moliniame inde veikiausiai buvo paslėptas, taip ieškotas dingęs inkų auksas. Deja, matot patys, dugnas kiauras, gali būti visko, kad auksas, bekeliant pilną puodą aukso, taip ir liko dugne. Dingusio inkų aukso jau buvo vienas žingsnis jį užčiuopti, mes, kaip sakant, jį jau beveik buvome suradę. Deja, viena detalė nenumatyta, neišlaikė puodo dugnas ir dingęs inkų auksas vis dar yra nesurastas. Labai gaila, Olegai. Mes per kitą savo ekspediciją panersime tą pačią vietą, kur tu radai šitą puodynę ir paieškosim to aukso. Sekantis radinys tai yra gerai išlikęs. O, 20 amžiaus pabaigos kibiras. Kriauklį nereikia kratyti. Smalos kibiras. Čia šis kibiras anksčiau pagal pirmą paskirtį jisai buvo skirtas pasemti šulinio vandens, atnešti į priemenę ir ten žmonės, kaip sakant, laikydavo vandenį šulinio ir iš jo gerdavo. Vėliau šis kibiras matyt užkalkėjo, kaip ir kalkėjo natūraliai šiuolaikinės mūsų kriauklės ir jis buvo skirtas kitai, kaip sakant, paskirčiai. Vienu žodžiu, negeri girti stogą smaluotai paėmė jį ir išmetė. Taip, visko gali būti, kad čia buvo smaluojamas stogas, o gal net ir valtis. Dugne čia mes turėtume pamatyti kainą. Kaina būtų su C raide, ieško giliau. Ir cena tokio būtų daikto 3 rublė 50 kopėjų. Ką mes dar šiandien radome? Dar vieną radinį rado, čia jau mūsų gerbiamas naras Mangirdas. Jis surado, kaip jūs manot, gerbiami žiūrovai, labai sunkus daiktas, labai įdomus. Sunku iš pirmo žvilgsnio nustatyti, kas tai galėtų būti. Taip. Aišku, pirma mintis būčius, dėja tai ne būčius. Būčius, aš galiu pasakyti, yra visai kitoks. Leiskim žiūrovam apžiūrėti mūsų radinį.
Reisenos, matot, lipa net iš kraštų, dar karosas turbūt pliuškanas. Labai įdomu, labai Taigi įdomu. čia yra Pabandom įkišti kamerą į vidų, gerai? stintų gaudymo mašina. Kažkur mačiau skylė ten buvo. Palauk, apverčiamės jį. Su šiuo daiktu Va. prikabinus, 1, 2, neriam. prikabinus prie valties, šis daiktas būdavo tempiamas palei dugną ir surenkamos visos stintos. Tokiu būdu žmonės per vieną vakarą galėdavo prisitraukti daugiau kaip 3-4 keptuvės stintų. Tai pasakoja seni žmonės. Šaunu. Koks, Olegai, kokį tu moralą norėtum pasakyti mūsų laidos žiūrovams? Mes čia ilgai diskutavom ir galvojant tos pačios laidos pavadinimą. Kaip mūsų vienas režisierius, labai jisai šaunus Mangirdas, pasakė moralą ir aš galbūt būčiau linkęs jam pritarti. Radai, nepalik. Tai ką, mėly mūsų laidos žiūrovai, laida vadins kaip? Radinių biuras. Radinių biuras. Šiam vakarui turbūt jau užteks, jau atsisveikinu. Taip. Be abejo, mes jūsų lauksime prie žydrųjų mūsų ekranų jau po savaitės, kada bus mūsų išeis eteryje 3 laida, kurios metu mes apžvelgsime kitą moralo radai, nepalik daiktų, kaip sakant, apžvalgą. Dar savo ruoštų norėčiau paprašyti mūsų laidos žiūrovų, jog jie, jeigu nepatikėjo Olego pasakojimu apie šį radinį, galėtų atsiųsti mums savo spėjimą, kas tai yra. Ir prašome savo spėjimus siųsti mums elektroniniu paštu mangirdukas@gmail.com. Iki kitų susitikimų. Tiesa, jūsų laukia nuostabus prizas. Tas, kas atspės, kam naudojamas šitas įrenginys, laimės Zarasų kurortinį kebabą. Iki!